Verslininkui vienas svarbiausių dalykų yra pažvelgti į savo verslą kaip iš investuoto pozicijos. Daugelis verslininkų dėja yra operatoriai, tai operatorius net neturi laiko, kada pažvelgti iš verslininko pozicijos. Iš pavaldinio savo verslę perėti į vadovą savo verslę, iš vadovo į verslininką, iš verslininko į investuotoją. Nu, va, prašom, žinai. turtovaldyba.lt Prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Šiandien auditoriją atstovaus Mažvydas Šimkus, dirbtinio intelekto ekspertas, kuris padeda solo verslam įdarbinti dirbtinį intelektą. Taigi, Mažvydai, apie ką mes šiandien pašnekėsime? Kas šiuo metu, kuo gyvena visuomenė ir kaip galima ją smarkiai padėti? Aš sakyčiau, turbūt gal dvi temos, ko gyvena dabar visuomenė, tai šitą ES JAV muitų karas, ar ne, ir kokią įtaką turės. Nu ir visi kalba apie tą skaitmenizaciją, dirbtinį intelektą, tai kaip čia viskas atrodys. Čia visi darbų neteksim, ar verslai ten tik tais pelnus krausis, ar kaip viskas atrodys. Tai bent jau mano aplinka gyvena šitom dviem temom. Nežinau, kaip pas tave, Tomai. Pas mane, yra to, yra. Bet aš nemanau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Gal pradėkim tada nuo to, nes šiandien, kai tik verslo žiniose ir buvo tas straipsnis, kad ES atsakė, žodžiu, atgal su savo muitais. Tai kaip tau atrodo, čia bus toks trumpalaikis pažaidimas kažkoks, ar vis dėlto tai turės, nežinau, 26 perspektyvoje kažkokią tai didesnę įtaką. Bet tai vėlgi, čia mes gal remiamės turbūt istoriją asmeninę, nesakykim, tokia patirtim. Ir ar čia reikėtų jau verslininkams suklusti, mąstyti kažkokių ten strategijų, ar ką tai parodys? Žiūrėk, aš ką pastebiu, ne? Man atrodo, daugelis verslininkų labai smarkiai žiūri daug naujienų, kas ką pasakė. Ne? Ir nušoka, ta prasme, neturi pakankamai laiko susidėlioti strategiją, susidėlioti matavimus ir susidėlioti adaptaciją. Čia, ta prasme, turbūt raktinis žodis šito viso podcasto bus adaptacija. Nes mes matom, politikai šneka vieną. Ten ekspertai, kurie yra politikos ekspertai, tenai šitie sofos generolai, kaip aš jas vadinu, žinai, jie šneka dar kitus dalykus ir pasakoja, kaip čia bus ir realiai niekas nežino, kaip bus. Ne? Gali pamatyti, pavyzdžiui, žinai, kartais verta pasižiūrėti. Nu, jeigu tu važiuoji automobiliu, ne, ir tu matai, kad į kelią išridė kamuolys. Ne? Nu, tu pristabdai, bet ne dėl to, kad neužvažiuot ant kamuolio, bet gali būti, kad paskui kamuolį bėga vaikas. Ne? Tai kartais tą verta pasižiūrėti. Bet tai yra kaip tas eteris, kuris suvalgo didelį dėmesį ir jį nuima nuo esminio dalyko, yra adaptacija. Tai yra, kaip aš, ta prasme, paruošiu savo verslą vienam scenarijui, kitam ir trečiam. Tai yra, vėl šitągi, kur aš esu šiuo metu, aš pasiems parašys A taškas, ne? Čia yra, kur aš esu šiuo metu, C taškas, kur aš noriu būti, bet nežinau kaip. Mano kryptis. Ir B taškas, tai yra, kur aš žinau, kur noriu būti ir žinau kaip. Ne? Nu va, ir einant iš taško, tada šitągi, ir va, kai čia susikoncentruoji, yra šitągi, nepradedi tiek daug būti reaktyvus, čia gal muitai, gal čia dar kažkas, Bendra aplinka, bendras tendencijas globales, svarbu pasižiūrėti. Pavyzdžiui, jeigu mes žinom, kad Europa sensta, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turbūt šita senų žmonių rinka, jinai didės. Ir mes, pavyzdžiui, ją einam, tai prasme, nuo įvairiom ten kryptim. Pavyzdžiui, dirbtinis intelektas. Jinai plečiasi rinka.
Ir mes į tai, nu, ta prasme, aš daug neinu, mes tą įsideginėjom pas save, bet bendras trendas, jisai sako, į kurią iš esmės pusę pučia vėjas. Nes kai vėjas yra palankus, tu gali daryti daug, klaidų. Pavyzdžiui, ir Klava per Atlantą, ten Aurimas, ne? Šitokį, jisai išplaukė daug vėliau, nes buvo nepalankus vėjas. Kam ir buvo prieš vėją, ne? Tu svarbu pasižiūrėti, koks vėjas. Jeigu palankus vėjas, tai yra kylanti rinka, tu gali sau leisti daugiau padaryti klaidų. Ir kai tu gali padaryti daugiau klaidų, tiesiog tau yra geriau. Tu turi vietos suklyst. Kažkada buvo taksi, ne? Ir atidinė Uberis. Ir aš atsimenu, kalbėjau su taksistu, turbūt dar tais laikais, kai reikėdavo paskambinti, sakydavo, atvažiuoti žalias Passatas ir panašiai, žinai. Ir tu, žinai, ir aš kalbėjau, kad žinai, jau yra ateina Uberis ir turbūt taksi neliks. Ir man taksistas sakė, taip, tikrai nebus. Čia prisigalvoja visokių išmislų ir panašiai. Ne? Bet mes matome, kad taksi praktiškai neliko, jau yra truputį patiem dinozauram, kuriem tikrai yra sunku ir taip toliau. Jie įsikečia taksi, žinai, nors galbūt ir ant appso tu gali tą taksi iškvies, kurių kaina visada vienoda, nes arba ten yra pikas, nepykas, taksi turi savo kainą per piką. Turbūt apsimoka būtų iškvies taksi, bet čia jau kitas dalykas. Ne? Bet mes matom, kad ta rinka važiavo į apačią, vėjas yra nepalankus. Ne? Tai mano tokiose situacijose, kai ten neaiškumas dėl ten politikos, dar kažkas. Ne? Reikia šitą atzoominti atgal, zoominti. Ir žiūri, kas iš esmės vyksta. Į kur viskas eina. Tai yra, šitagi. Ir tada tau tos vietos tarifas, ar ten toks, ten muitas, ar ten dar kažkas, ne, bet tu matai, ten yra viena jėgos, ten šita, ten taip ir taip, jie ten dalinasi tą ir tą, ir panašiai, ne, tenais šiuo metu ten atsiranda ten, kaip aš ją vadinu, galbūt čia yra sekanti evoliucija, ta prasme, kai ateis pasakys dirbtinis intelektas, kam tas, žinai, odos maišas yra reikalingas, kai tiesiog gali visą sąmonę būti tiesiog klaudė. Ir, žinai, ir veikti. Čia vaikšto kažkoks, žinai, odos maišas. Gal kažkada į tai evoliucionuos, gal čia mes kaip, kažkada bežionė, žinai, podcastus tokius darė, kad žmonės atsiradinėja, žinai. Šitą. Bet kad tu, kai tu atzoominė atgal, žiūri, kur vėjas, į kurią pusę eina, ne? Ir tada pasistatai burės palei vėją. Neplauki prieš vėją. Kartais esi tokiose situacijose, kur tu esi tiesiog prie upės, ne? Ir tikslas pas tave atplaukinėje. Ką tu turi daryti? Nieko. Lauk. Nes prieš, ir kloti prieš srovę, ne? Kol jisai atplauks. Yra nesąmonė. Sunaudosi belė kiekvienėlį. Sėdi laukia, ne? Pavyzdžiui, gal NT, aš atsienu, kai NT, dabar kalbėjau, kad tik su broliu, žinai, sako, ten žiūrėjom vieną šitą bendravotę. Aš sakau, aš atsimenu, aš 2008 pradėjau pirmą bendravotę. Kiek kainuoja, žinai? Tuo metu, kai žiūrėjau, buvo eurais 22 000, ne? Čia Žuolyno gatvėje, man atrodo. Dabar sako, tai po 60 ar 65, ne? Tai čia prieš krizę, kažkada nukrito viskas, ne? Dabar, vadinkim, prieš kitą krizę, kur visi šneka, kad bus, bet niekas nežino kada. Mes Kaune, praeitą trečiadienį Starfišė čia irgi dalinosi, ne, kad sako, nupirkom, sako, padalinom, parduodam bendrabučio studiją už 60 000 eurų. Ir sako, jau žmonės ten 3, žodžiu, beldžiasi, jau 3 norintis ir galvojam, ar ne per pigiai, žinai. Bet kai sako, kad bendrabutis ir galvoju, kažkaip įdomiai, žinai. Žinai, beje, čia truputėlį šoną, gal ir ne šoną, bet šitą, kai buvo 2.8,
nežinau, ar visi atsimena, nes daug yra tokių verslininkų, kurie nematė, kas buvo 2009, ne? Kai aš atsimenu, aš taip galvoju, buvau prie katedros, žinai, ir žinai, prie katedros tarp bokštų yra ta tokia, žinai, plytelė, kur tipo noras pildosi, ne? Ir aš kažkaip žiūriu tą plytelę ir galvoju, vasara, kai yra ten plius tram, ne? Niekas nepagalvoja, kad čia gali būti -2. Ant tos pačios plytelės. Ant tos pačios plytelės. Nieko nekeičiant, ne? Ant tos pačios plytelės pas gali būti -2. Ir 2008 metais buvo taip, kad visi pasakoja, ne, kaip jie nupirko ir kaip jau pabrango. Ne? Ir ten būdavo maždaug, kai būtas išeina į rinką, yra jau eilė, ne, ir tau, sako, aš tau neparduosiu, nes batai nelabai švarų, žinai. Maždaug iki tiek. Tai tas turbūt yra ir ta kažkokia korekcija bus, aišku, aš kažkaip tai aš savo teorijas įsivedęs, kad turbūt ne prie Trumpo, ne, arba jam turi kažkas nesisekti, bet kažkaip tai, aš turbūt iš tų nedaugelio, kur aš labai atskiriu, ką jisai šneka ir ką daro, nes ir aš matau labai aiškiai veiksmų liniją ir veiksmai mane iš esmės džiugina. Galbūt aš atrodysiu kaip toks, ne, bet aš matau, kad atsibūda Europą, ten kai kur visų kelis pūlinius išspaudė, žinai, pasižiūrėsim, kas bus toliau. Žinai, niekas nežino. Bet čia ne apie politiką, čia apie adaptaciją, ne? Tai dabar... Vieną dalyką noriu pasakyti šitą temą Trumpo, tai yra labai fainas filmas, Apprentice, lietuviškai mokinys, apie Trumpo mokytą. Ir realiai, tą filmą pažiūrėjus, galima pamatyti, kad tas pačias, ta prasme, strategijas Trumpas ten naudoja ir dabar, žinai. Tai gal kaip sakai, jeigu esi vienas iš tų, ne, kas supranta ir atskiria, tai jeigu norėtumėt suprasti ir atskirti, tai galite pasižiūrėti filmą. Aš atrodo, gal ir esu jį matęs, bet kažkada seniai, reikėtų dabartiniam fone pasižiūrėti. Bet dabar grįžtam prie šito. Ta prasme, pasižiūrėkit, į kurią pusę eina jūsų verslo apskritai, į kurią pusę didysis vėjas pūčia. Ar vyroja ten vakarinis, ar rytinis, ne? Ir tada gali pamatyti, ne, kas iš tikro, kaip tas bus, ne? Man patiko pavyzdys iš vieno verslo. Žinai, sako, aš matau, kad automobiliai darosi autonomiški, ne? Ir tai čia vienas dalykas. Antras, kai jie darosi autonomiški, jų greičiausiai mažės, ne? Nes visi šėrinsis daugiau. Ir automobilių plovyklų biznis turbūt važiuos į apačią. Čia toks didelis globalus vėjas. Todėl man jį verta parduoti ir aš jį parduodu. Ar parduodu. Kad kaip pavyzdys, kaip žiūrėti, į kurią pusę kas eina. Ne? Ir tada ir ne antraštės, ne? Nes antraštės yra rytoj kažkas, ne, vakar kažkas, breaking news, visada įsijungi telekas laiką yra breaking news, nesvarbu, kas ten. Jeigu, man atrodo, neįvyktų nieko, tai breaking news būtų kažkas pakakojo daugiau, negu kad, ta prasme, visada. Tai visada yra kažkoks tas breaking news ir jisai atmuša galvą. Bet iš to pasižiūrim, ar mano į tą, kur aš einu C tašką, ne? Ar man vėjas palankus. Jeigu jis yra nepalankus, ne? Priešpriešinis, pavyzdžiui, ne? Man reikia suprast, ką aš turiu daryti. Ar aš turiu, ar jisai pasikeis, gal kaip tik man tas vėjas kažką atpūs. Ir aš turiu nedaryti nieko, ir laukiu, kol jis man atpūs kažką gerą. Tiesiog, vieni ten ant tuščio perka, kiti ten aukštas kadabro prisipirko, užaugo čia dabar paužė. Šitągi, kartais tu turi nedaryti nieko. Aš irgi dabar sėdžiu, nematau itin gerų dylų ir šitągi, ir tas kešas taip išsiinfliuoja, bet, aš neturiu pirkti kažko vien dėl infliacijos. Šitą žiūriu, kas atitiks mano kartelį. Ir ten gali kulėti keli šimtai tūkstančių, žinai, ir nieko.
Ne? Nu, kitas gali pasakyti, ne, gal tu va, žinai, bet, nu, žiūri, žinai, atrasiu, uždirbsiu aš tą, ką laukiu. Ne? Bet aš žinau, ko aš ieško, ne? Aš matau, kaip aš turiu perdirbti tavo portfelį ir panašiai. Čia vėl šitą, gal svarbu verslininkui, mes paskui pasikalbėsim gal daugiau. Verslininkui vienas svarbiausių dalykų yra pažvelgti į savo verslą kaip iš investuoto pozicijos. Ne? Daugelis verslininkų dėja yra operatoriai, tai operatorius net neturi laiko, kada pažvelgti iš verslininko pozicijos. Ne? Bet dar vienas žingsnis atgal, ne, yra pažvelgti iš investuotų pozicijos. Ne? Tai yra įsidėti savo verslą ar kelis verslus ar versliukus, ką ten beturėtumėt į portfelį savo. Ne? Jūs įsivaizduokit, kad esate investicinis fondas. Ne? Nu, pavyzdžiui. Ir investavot, nusipirkot, kadangi turėjot pinigų, turėjot laiko, kurį ten iškeitėt į pinigus, arba, nu, neturėjot pinigų, tai tada investavot savo prakaitą, vadinamą, ne, šitągi, ir įsigijot verslą. Ir turit tą verslą. Nu ir va dabar, jeigu jūs būtumėt investicinis fondas, ne, jūs turėtumėt pateikti ataskaitą investuoti. Ne? Nu tai va, tai jums reikėtų susirinkti visą informaciją, ne, ir pateikti ataskaitą. Ir aš ką pradėjau daryti, nes aš pamačiau, kad, nu, šitągi neįdomu gal teikti ataskaitas savo. Tai pavyzdžiui, aš apie mūsų pas mane yra skirtingi tokie virtualūs portfeliai. Turtavaldyba.lt Prisijunkite ir pasimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Ką aš matuoju, aš kas mėnesį pateikinėju ataskaitas žmonai, ne? Kur yra mūsų asmeninis, nu, kur kitų akcininkų nėra. Nes vis tiek kažkam tu turi pateikti ataskaitas, jeigu tu nereportini, tu nematuoji, arba jeigu nematuoji, tai tada, nu, vienu žodžiu, tu gali praknysti matavimo periodiškumą ir nepamatyti, kad tu atsidūri kažkur. Ne? Pavyzdžiui, jeigu, nu, kaip žmogus storėja, ne? Jeigu jisai pasižiūrėtų nuotraukas, pavyzdžiui, prieš 15 metų, ne? Ir ten paskui, kai jisai storėja, ne? Jisai pamatytų didelį skirtumą. Ne? Bet kai jisai kasdieną žiūri, jis nemato to skirtumą. Ir ten tu gali, jis pripranta, ir tu gali nuvažiuoti į bilę kiek, ne? Nu, į didžiausias nesąmonės, ne? Ir pamatyti, kad čia, žinai, yra kažkokias tai tipo matuoks, ne? Nu tai va, tai tie, žinai, reportingai yra reikalingi ir kai tu pasižiūri, gerai, mano investicinis portfelis, ar jisai į kurią pusę vėjas pučia, jo atžvilgiu, ne? Tada kiekvieno ten to verslo ar ten kažkokios investicijos atžvilgiu, į kurią pusę vėjas pučia, ir va tada gali imti ir pasidaryti, žinai, visą tą, nu, žinai, adaptaciją. Tai reiškia, arba tu sėdi lauki, arba tu likviduoji tą poziciją, ne? Šitagi, arba tu pastatai burės palei vėją ir gazuoji kiek gali. Nu, vienas iš šitų. Ir tada tavo taškas A, taškas B, žinai, jis šiauriai šitagi aiškus ir viskas. Ir tau, nu, svarbu, kad nepasistatyti kažkaip tai prieš vėją arba prieš srovę, kad reikėtų eiti, žinai, ir kloti. Tai va, šiuo metu yra tikrai daug tokių tendencijų, kurios vyksta ir jas gali pamatyti ne iš antraščių, o atzoominės atgal. Čia iš to, kaip kažkada Steve'as Jobsas vienam koledže, man atrodo, darė tą kalbą. Sako, galite sujungti taškus tik nuėję jau kurį kelią, ne, ir pažiūrėję atgal. Aš iš tikrųjų klausiau tavęs ir dėl to taško A, B ir C aš atsimenu dalinais ir pas mus ten naujas efektyvumo kodas konferencija ir aš po to pasidariau tą pratimą, savo tą tašką C. Tada kažkaip gavosi taip, kad mes kartu su keliais bičiuliais pradėjom tą business mastermindą, žodžiu, tokį vesti, tai reguliariai susitinkam kiekvieną penktadienį 12 valandą, aptariam savo tikslus, bet ir dar kasdieną rašom ataskaitą į Telegramą. Ir
kažkaip aš pat praeitą sekmadienį dariau irgi tokią transliaciją pas save ten uždaroj grupėj dirbtinis intelektas Lietuva auditorijai apie tai, kaip galima keltis tikslus ir sekti progresą panaudojant dirbtinį intelektą. Ir pasidariau iš savo asmeninį efektyvumo trenerį su ChatGPT. Tai sumaitinau savo .c ir sakau, va čia yra mano vizija, mano .b šiai dienai yra tas 26 metų tikslai. Ir sakau, va, esu čia ir dabar ir va, kasdien rašau tas savo ataskaitas, kurias nusiunčiu ten kolegom, sumaitinu į šitą, į savo tą asistentą, į savo efektyvumo trenerį. Ten esu pridėjęs irgi daug dar knygų, kurios mano kontekste ar yra svarbios. Nu ir jisai duoda man tokio grįžtamą ryšio, ganėtinai tokia saldaus ir kas yra labai fainai, kad kaip tu sakai, kad pažiūrėti, ta prasme, į verslą iš investuotojo pusės, aš manau ir savo patirties galiu pasakyti, labai sunku, nes yra tokie emociniai kažkokie prisirišimai. Ir ypatingai, kai, kaip sakai, kad dauguma verslininkų yra operatoriai, ne, tai negana to, kad yra, ta prasme, tam operaciniam lygmenį, didžiąją dalim, ar ne, laiko praleidžia, tai dar yra dar emociniai prisirišimai. Nu, kaip čia savas vaikas negražus, ne? Jo. Jo, matai, šitagi, kas gal yra svarbu, žinai, apskritai, C tašką, aišku, jisai yra tokia kaip kryptis, ne? Nu, ta prasme, jisai yra be matavimų, jisai čia gali būti matavimai, ne? Bet pas tą neaišku, čia tarp šito ir to, nu, tipo, įsikelia jį didžiulį, kad matytum didelę kryptį, kad turėtum, žinai, motivaciją eiti į priekį, žinai, ir panašiai. Bet kas yra svarbu, kai rašot ataskaitas, ne? Tai turėti planą ir pamatuoti faktą, ne? Bet aš, pavyzdžiui, kai dirbu su verslais, su kai kuriais mes dirbam sėkmės mokestį, tik tai ir panašiai, šitagi mes ką pasidarom visada, ne? Tai mes pasidarome šitą, žinai, planą, nu, tarsi pasidarosi, žinai, strategiją, tokia kaip veiklos linija, ne? Jeigu taip, tai taip, jeigu tai taip, atsiranda tam tikros veiklos taisyklės. Jeigu, nu, ta prasme, tas, žinai, kartelė tokia, ta kartelė tokia, ta kartelė tokia, ne? Bet kartu pasidarai ir tokį strateginį planą, ne? Išsikeli matavimus, o čia A, B taške. Ir mes visą laiką susidedam į savo softą, nes aš iš pradžių būdavo tie Exceliai, bet paskui jau, tipo, Exceliai, tada šitai, tada dar kažkas ir matai, kad tikrai tai nepaeis, dėl to mes pasidarėm savo softą šitą visą, ne? Kur mes susidarome, žinai, visą planą. Tai yra pamatuojamus, kaip mes ateisim iki šito. Nu, tai su prielaidom, su KPIs, su driveriais, beje, galėsim apie tai dar kažkada pasikalbėti, gal gali būti sekantis, žinai, šitas. Ir tada, žinai, ir tada seki suminius juos, kiek tu artėjasi to, žinai, to, ką nori. Ne? Nes va čia aš nežinau, ką jūs darote tam, žinai, kai rašote ataskaitą. Ne? Dažnai verslo valdymas vyksta istorijom, o ne parametrais. Ne? Ir va iš čia labai smarkiai atsiranda emocijos. Ne? Ir, nu, įsivaizduok, tu investavai į fondą kažkokią tai, ne? Į pensijų fondą. Ne? Nu, ir tau jis atsiunčia knygą istorijų. Ne? Kaip ataskaita. Žinai, kaip mums sekėsi. Nu, va tau, žinai, čia Petras paskambina, ten, žinok, čia tas skambutis įvyko, ten tas ir ta, žinai, čia tas nuėjo ten gavo tokį, tada gavo anokį, tada labai smarkiai padirbėjo. Na, žinai, va taip. Nu, tau fondas tokios ataskaitos neduoda. Ne? Žiūri, pasiekti arba ne. Ne? Ir va čia labai svarbu turėti aišku planą, ne? Nu, tarsi, išsivesti matavimus, kaip mes, pavyzdžiui, jeigu aš ateinu į kažkokį taip verslą, ne, aš visų pirma, aš normalizuoju EBITDA, nes atrodo, kad tenai, žinai, jinai aukšta, bet būna
šitas savininkas pats, žinai, savo algos nemoka, ten dirba nemokamai, kitas partneris irgi dirba nemokamai, vienu žodžiu, kad jeigu jie norėtų save, žinai, pasikeis, dažnai būna, kad ten, nu, tas verslas yra, žinai, mėnusinis, bent jau dabar, paskui, aišku, gali savo, negali antras klausimas, žinai, susinormalizuoja, bet pasidarai ABC taškus, pasidarai planą, susidedi, žinai, nu, pasižiūri tada, kur yra tie, žinai, putelio kaklelį, nu, vat, žinai, ko reikia, kad būtų kardu, žinai. O, va, čia reikia, čia praplatinsim, reiškia, čia ir čia, gerai. Čia mūsų planas, žinai, važiuoja. Ir tada itin svarbu yra sumatuoti plano faktą. Ne? Jeigu nesumatuoja plano fakto, viskas, tau šakis, ne? Nes tu per tą laiką, kol važiuosi iš tašką į tašką B, tu užmirši, žinai. Nu, jeigu tik tai reportinsi, tarsi geriau negu nieko, bet tu užmirši, ką tu buvai suplanavęs. Ne? Ir va čia labai svarbu ateiti iki skaičių, ne? Ne iki istorijų, iki skaičiaus. To turiu tiek, viskas ačiū, žinai. Ir sumiškai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu pardavimų, žinai, arba ten, nu, pavyzdžiui, lydų, nu, gerai, einam, žinai, iš viršaus. Turiu produktų tiek, šitą, žinai, produktas vienas, tu turi tiek lydų, šitą tiek salesų, žinai, ir man įdomu, aš noriu pasižiūrėti, kiek per metus bus jų, žinai. Ne per dieną, nes tu vieną dieną daugiau, kitą mažiau, nesupranti, kaip tu ilgai trajektoriją, žinai. Nu tai va, ir tu va šitai pasidarai ir vis. Bet čia matau, kad mes jau einam truputį į tas detalės, kur mes galėsime, žinai, daugiau pasikalėti. Beje, jeigu kas turite verslų, ne, šitągi, kurie matot, kad turi didžiulį potencialą ir jums reikia va šito, ne, tai jūs visą laiką susiraskit mane, galite parašyti, jeigu reiks dirbtinį intelektą, parašykit Mažvydui, jisai ten daug išlaisvina, žinai, laiko ir mes esam tie, kurie nepasislėpę, mums gali parašyti. Va, šitągi. Tai šitą dabar... Atsakysiu, ne, tai kaip atrodo tos, sakykime, mano ataskaitos, tai tiesiog kasdienės, ne, tos ataskaitos, ir aš tiesiog seniau jas rašydavau, nu toks, va. Mano ten, sakykime, mane tikslai, ten finansai, sveikata, dar kažkas ir tada papunkčiuoju matavimo vienetai, ne, ten, va, kaip jaisai. Ir realiai po to savaitės tikslai ir ką aš padariau šiandien dėl savo tikslų, nu, reiškia, jau ten didžiąją dalim jau tada būna arba istorijos, arba tiesiog nieko nebūna. Bet aš vat, matau, man atrodo, galiu gal, na, ir pasidalinti ekraną. O, jeigu gali, davai. Aš ką vakar pasidariau, iš principo. O, čia galima pasidalinti. Tai aš ir sakau, nu, savo tam esminio efektumo treneriui, ne, aš sumaitinau ją informaciją, sakau, kas tu esi, prisistatyk. Nu, čia visą tą informaciją, ką sumaitinau, padedu parinkti vieną taikinį, paverčiu tikslus veiksmais, stabdau tave, kai matau save apgaulę, logiška, bet neefektyvu. Gražinu prie esmės, saugau tavo energiją, va čia informacija, ją sumaitinau, ko jisai remiasi, žinai. Kaip atrodo vyksta darbas, tu rašai dienos eigą ir progresą, užduodu 1-2 tikslius klausimus, pasiūlau vieną korekciją arba užrakinu kryptį, neleidžiu blaškytis, be gėdimo, be spaudimo, be saldžių iliuzijų. Mano pagrindinis principas, efektyvumas nėra daugiau, efektyvumas yra apie tai, kas arčiausiai rezultatų. Tai va ir dabar aš pradėjau šitą ataskaitą rašyti jam kasdienę. Eina savo. Tokį gerą šaltą dušą, bet tokį su meilė, žinai, galima. Bet jo, aš žinai, ką naudoju, yra toks apps, vadinasi Habits, ne? Man atrodo, va šitai va vadinasi, va tai va Habits, va toksai, toksai su tokiu mėlynas toks, ne? Ir tenais, aš esu susidėjęs iš kitos pusės, žinai, aš esu susidėjęs, nu, gal ir panašius dalykus. Aš visų pirma žiūriu, kad gerai, gyvenam dėl malonumo, ne, tai aš susidėjęs visų pirma, ką aš galiu malonaus per dieną pasidarys savo. Tai pavyzdžiui, žinai, išplaukti jūrą su savo laiveliu, ne, tada ten sportas, ne, nu, man gera, kai aš pasportuoju, žinai, šitą, tada tenais dviratis arba snaugau žiemą, žinai, tada irklentė, tada ten koks nors, žinai, ar diena be alkoholio, ne, nu, nes
pasimatuoju irgi, žinai. Bet, tai draugai svečiai tada žiūri, ne, gerai, tu turi pasižiūrėti, žinai, kad tenais nebūtų per daug. Tada yra, ta prasme, ar buvo 20 minučių plus, žinai, thinking time. Ta prasme, tada ten baseinas pirtis nardymas, dėkingumas ir tokie, ten, ta prasme, knygos, audio knygos turi virš tiek minučių. Ir kiekvieną vakarą pas mane iššoksta priminimas ten išgerti kažkokius papildus, ne, ir tenais ir užsipildyti šitą. Ir dažniausiai užpildo, kartais būna, žinai, už kelias dienas, ne, bet va čia apie tą pasimatavimą, ne, ir va čia aišku, kaip tu sakai, kad tipo, vienas gali eiti į emocijas, kitas nežinai, bet va tas, kas gerai labai veikia, ne, tai visgi kuo iš toliau moki pamatyti. Ir ne visi moka. Vieni yra daugiau detalių žmonės, kuriem labai svarbus tikslumas ir jiem, nu kaip, žinai, tu esi šitas, žinai, ta prasme, trumparegis, ne, ir tau lemia, nu, paskui liejasi, ne. O kitas yra toliaregis, jam iš arti ten liejasi, žinai. Tai čia, nu, pasidaryti kiek įmanoma, va tuo, žinai, tolimesnius. Bet aš jau matau, mes čia iš šitą, ne, bet dabar aš, va, ta, žinai, pagrindinė tema, žinai, adaptacija prie šiandieninių įvykių, žinai, kad ją taip rezimuotis. Matau, kad mes jau čia einam po truputį į pabaigą, žinai. Aš galvoju, kad ją surezimuoti. Dabar šitą mažiau klausyt, ta prasme, trumpalaikių šitų dėmesio pritraukėjų, tų visokių breaking news, ne? Pasižiūrėti iš tolo, nu, tarsi, kiek įmanoma, kiek gali iš toliau, į kurią globaliai pusę vėjas pučia. Ne? Pasižiūrėti dar, kas padeda, ne? Pažiūrėti, aš atsimenu, kai aš prieš kokį 11 metų nuvažiavau į Singapūrą. Ne? Ir antrą kartą buvau prieš metus. Ne? Ir 10. Ir tavęs, kai buvau prieš 11 metų, ten atrodė, kad, nu, atskridai į kitą pasaulį. Ne? Taip, visi vaikšto su kažkokiais dideliais telefonais, pas mus būdavo tokie mažuliukai, ne, nu, tipo, jau gal tie pusiau išmanų, dalis buvo, žinai, tie vaikšto su kažkokiais dideliais, prisijungia powerbankus, kur net, ta prasme, kas čia per velnės, ne, nu, tipo, viskas automatizuota, ten visi šitie, ne, nu, ta prasme, buvo toks įspūdis, ne, wow, nu, tipo, kad ir tenais pažiūrėjus, ne, ta prasme, dabar, kai buvau prieš metus, aš nebematau tokio didelio, aišku, ten matai kokį nu, ten robotas policininkas, ne? Nu, realiai, važinėja gatvėse, žinai, tie pažiūri. Nu, gerai, nu, bet tokio nebuvo jau tokio didžiulio, nu, kaip tipo, wow, žinai. Bet ten gali pamatyti, ne, į ką eina. Tai šiuo metu nemažai dalykų yra Kinėje, ne, ir aišku, ten yra jie specifiški, jie yra kaip pasaulio gamykla, žinai, ir jie susiduria su, žinai, savais dalykais. Bet, ta prasme, Japonija, ne, kur tu matai, kad ten, žinai, eina žmogus, tipo, į šitą, nusiperka paslaugą, žinai, pagloti šunį, ne, valandą. Nu, tipo, tokia paslauga yra, žinai, nu, tipo, ar ką, tipo, nu, tipo, net tu jisai vienišas, ne, nes jau ant tiek, nu, žinai, ta demografija, viskas, žinai, bet jau atsiranda ir toks izoliatumas, ne, šitagi, kad, nu, tau nebereikia kitų žmonių, nes, tipo, visur čia, nu, tipo, tu užsidėsi gal kamerą su virtualia realybė, bet tas filmas, turbūt apie, žinai, 2012, man atrodo, 11 metų, ne, kuris smarkiai papasakoja, kas, man atrodo, tuoj pats bus. Nu, ta prasme, va, tie tokie virtualūs draugai, kurie matau, dabar aš specialiai nusipirkau, žinai, ir tą, ir meta tos VR akinius, ir meta paprastus akinius. Ta prasme, nu, tie paprasti man gerai audio knygom, kad, nu, tiesiog, nu, nėra, kad į ausis kažkas įsikiša, žinai, bet tu gali, žinai, klausyti, ten tam, žinai, dirbtinio intelekto aš ten užklausų neduoda daug, bet tu gali pasakyti, žinai, ką tu čia matai, kas čia toks, žinai, tavo viską, žinai, jis ir mato, ir viską daro, ne? Tai turbūt tu ateisi iki to, kad ten atsiras kažkoks, žinai, draugas, kuris, nu, ką tu gal, nu, va, tu šnekės, žinai, kuris neusišiks niekada, žinai, nu, tipo, nu, gal paskui jau, žinai, patobulėti iki netobulumo, žinai, to žmogiško, žinai. Tai va, tu gali matyti, į ką viskas eina, žinai, ir kur bus daugiau, į ką eis žmonės, ne? Šitagi, kas pasidarys, kai atsiras, žinai, tos, žinai, nu, ta prasme, gamyklos, tie, žinai, tarsi,
tamsieji fabrikai, ne? Kas bus su NT? Kas bus aktualu, ne? Nu, taip, nu, kur žmonės gyvens? Žinai, kaip jie gyvens, ką jie vertins, ne? Pavyzdžiui, nu, man atrodo, kad iš tiesų, žinai, kai, ir čia ne jeigu, kai, žinai, robotai perims tą figą, žinai, darbų realiai, ne? Atsiras problemas su gyvenimo prasme. Ypač ten, nu, tuose gamybinėse, kur, nu, žinai, yra konfucionizmas, kur žmonės, žinai, kur jiem darbas yra gyvenimo prasmė. Ten Italija, Ispanija, Prancūzija, jiem pofu. Darbas yra penktailis dalykas, jie moka mėgautis. turtavaldyba.lt Prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Tikrųjų, kad tu šitą vietą paminėjai, nes kaip tik vakar kėliau reels apie tai, nes klausiau Diary of CEO ir ten jau Tony Robbinsas apie tai pradėjo kalbėti, sako, kad jūs, sako, aš negaliu daugmaž negaliu daugiau tylėti, nes realiai, sako, aš matau, kaip žmonės nesupranta, kur viskas eina ir kaip viskas atrodys, nes dauguma žmonių, kaip ir sakai, ypatingai mes, net, nu, mūsų, sakykime, mane Lietuva ir turbūt gal ta Rytų Europą, nu, jie savo identitetą susiję su darbu. Va, ir aš atsimenu, žinai, man buvo toksai keli kultūriniai, tuo metu, kaip pasakojau, prieš kokį 11 metų, kaip variau į Singapūrą, iš Singapūro atleidau du žmonės Lietuvoje, pamatęs, kaip jie ten dirba, žinai, tu matai, jis ten, iškart dirba, pats, nu, ten, žinai, iš Lietuvos įma, tas šūda malą, tas, na, kad, žinai, atleidžiu. Šitą, tai va šitaip, žinai, tai ir ten, kur yra ta, žinai, konfucionizmo, visa, nu, ta prasme, filosofija, kur darbas yra aukščiausia vertybė, arba, žinai, žiauriai aukšta vertybė, jiems bus iš tikrųjų žiauriai sunku. Japonija, Kinija, ta prasme, nu, greičiausiai. Ir tada atsiras tas, žinai, ar tu moki mėgautis gyvenimu, ne? Ar tu moki mėgautis gyvenimu, ten, žinai, nu, ta prasme, pasiimti iš gamtos, ar tu gali pabūti vienas visų pirma. Tai aišku, gal tu galėsi nebūti vienas ten skraulint ir tavo vis, žinai, eis visas šitas, žinai, ir tavo ten bus tavo darbas, žinai, nu, tiesiog, nerkaliai, ką darau, nu, skraulinu visą dieną, žinai, nu, tai tipo, kažkas, žinai, į tą ateis, kažkas praras prasmę, jam reikės, nu, ta prasme, gali, žinai, padidėti visokių, žinai, narkotikų, alkoholio, žinai, vartojimas, nes kai kurie, nu, tiesiog, o ką daryti, tipo, žinai, nereikia, kaip ir viskas vyksta, žinai, arba, nu, šitą, ir jeigu tu neturi iš tos, žinai, kibirkšties kurt, ne, šitą, tai tau bus, žinai, sunku, ne, ir, nu, pavyzdžiui, bet, nu, vat aš galvoju, ne, kai jau ten pasidarė visos pasijas, pajamas, panašiai aš galvoju, nu, gulėsiu prie šito, žinai, prie baseino ir viskas, nu, šūdas ten gulėt prie to baseino, nu, tu gerai, tu, jeigu tu, žinai, pavargęs, nu, tu ten paguli prie to baseino, žinai, ten, žinai, savai, nu, bet man net, gal po 5 dienų jau atrodė, blemba, gal reikia kažką daryti, nu, ir šiuo metu, nu, man nereikia dirbti dėl išgyvenimo, ne, aš galiu nedirbti, ten vis tiek visas, žinai, kapitalas visas auga pats daugiau negu kad aš galiu, žinai, suvartoti, ne? Bet ką, nu, bet prasmė yra, nu, darime, va, ta prasme, va, žinai, mes darom šitą, mes pasidalinsim su juo, nedarysim kažkokio mokamų uždaryto prieimą. Ne, prašom, imkit, žinai, nori daugiau eikit ten turtavaldyba.lt ar ten, va, pas Mažvydą, ten ir galit pasiimti, va, tiek dalykų, žinai. Ta prasme, dėl to, kad atsiranda malonumas kur, žinai. Nu, malonumas, kur, žinai, dalintis ir panašiai, žinai. Nu, tai va čia va, ta prasmė bus itin svarbus dalykas. Ir paskui atsiras va, tie tokie, žinai, nu, aš manau, kad dar, žinai, tie, žinai, verslai, kurie padeda įsipratinti, žinai, gal vadinkim šitaip. Arba ką veik,
ane, kai jau, nu, kai tau nėra darbo, žinai, ir nereikia. O tai gerai, dabar pabandom tada šiek tiek, ne, vat jau užvedė iš tos temos, pabandom šiek tiek paspekuliuoti, ne, ar logiškai, sakykime, išvesti. Bet kokiu atveju 25 metais Europą kaip ir jau įvedė tam, tipo, AI Act, ne, tipo, dirbtinio intelekto aktas, tai ten rizikingiausias pradėjo biškai reguliuoti, nu, tikėtina, kad šiemet jau bus ta tokia stipresnė reguliacija dėl tų visų duomenų apdorojimų ir panašiai. Kaip tau, pavyzdžiui, atrodo, na, jeigu ateina, sakykime, tam tikra situacija, kad atsiranda čia vis daugiau robotų, ten didesnė bedarbystė, kaip tau atrodo, ar Lietuva kaip šalis, ne, mes esamgi ten sparčiausias ten internetas ir 5G ten pirmieji ir taip toliau, ar mes važiuosim iš šitą, ta prasme, bangą ir ten dauguma žmonių, sakykime, nežinau, nueis į tą tokią šviesesnę arba tamsesnę kelią, ar mes galbūt kaip tik eisim kažkaip solidžiau, nes aš tai pastebiu, kad daugėja vis daugiau tokių, sakykime, uždarų bendruomenių, kur žmonės ten vidury miškų pasistato ten namuką, žodžiu, gyvena, pasidaro ten mokyklas, darželius ir toks, kaip ten žiedinė ekonomika, ne? Na gerai, visų pirma, prisimenu anekdotą, tokį šitą girdėjau, nes sako, kad robotai atims darbus. Žinai, sako, aš prisijungiu prie darbo biržos. Man klausia, are you a robot? Žinai, aš spaudžiu no. Ir sako, there is no job for you, žinai. Tai žinai, kur šiuo metu gali pamatyti, žinai. Bet taip, jeigu taip žiūri, žinok, aš manau, kad viskas vis tiek, žinai, viskas eina palaipsniui, ne? Ir nebus tokio, kad tas, iš karto, žinai, tas pokytis toksai, neperi žmonės iš karto iš šitą, žinai. Va, tai man atrodo, jie eis taip po truputį. Ir čia, va, patai tos spekulacijos jau, čia gali prispekuliuoti belekiek, bet jos nepadaro tau nuo to lengviau, ką šiandien daryti. Aš vis tiek noriu grįžti prie adaptacijos. Ne? Nes čia mes galim kurti viską, tipo, rietą, ne? Kad čia gal bus taip, ne? Aš nemėgstu spekuliuoti. Ne? Aš žiūriu, gerai, jeigu bus taip, ne? Kas bus su mano šitu, vat iš tos pusės pasižiūrėti. Iš ten, kur aš esu. Jeigu eisi tą, ne? Kas bus? Ne? Ir va tada eini ir pasižiūrė, gerai, viskas, aš turiu adaptuotis. Ar aš galėsiu adaptuotis, ar man reikia keisti kažką, ar man reikia laukti, ar man reikia gazuoti, ar man reikia išselinti ir išeiti. Ar man reikia tiesiog pasikeisti visą tą, žinai? Ta prasme, į ką aš einu. Tai va, tai aš galvoju, žinok, va ties tuo reikia, žinai, kaip pasakyti, nes mes galim daug, kad čia, žinai, pripasakoti, gal tai bus ir fun, žinai, žmonės sakys, tu matai, aš niekad taip nepagalvoju, ne? Bet gal mes nusišnekėsim, ne? Aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kad reikės, žinai, trūks energijos, atsiras mikroatominės elektrinės, ne? Kur galbūt verta investuoti, nes tiesiog... Yra daug pinigų įdėta, ne? Ir ten eina daug pinigų, o ten į tą pusę pučia vėjas, ne? Vieną iš pusių, ne? Bet jeigu tu esi, žinai, nesupranti nieko apie, žinai, tas elektrinės elektrinės ir tu, gerai, rasiu fondą. O ką tu žinai, gal ten viskas pervertinta, gal žinai, tu neturi ekspertiškumo, bet tu esi ten, kur esi šiuo metu, ne? Ir va šiandien išlįsti iš operatyvkės, ne? To, kur tau skambina klientas, visą šitą velnę išjungtą, ne? Turėt laiko savo, išeit pasivaikščiot, man patinka važiuoti dviračiu, eiti pasivaikščioti ir toliau, kai nedirba protas. Nes kai nedirba protas, tada ateina, išsijungia sąmonė geriau, žinai. Ir į sąmonę ateina tiesiai šviesios mintys, žinai. Ir ten pamatai to, ko niekad iš proto nepamatyti. Žinai. Ir va čia, žinai, čia esmė. Pasiimt iš ten.
Tai aš dabar užduosiu tau tokį klausimą ir aš manau bus jis toks geras perėjimas link mūsų sekančios temos, ne, jau sekančiam kartui. Tai gerai, pučia vėjas, žodžiu, tu sakai pučia vėjas link dirbtinio intelekto, aš sakau, kad yra žmonių, kad stovi su kibirėliu vandens ir žiūri į ateinantį tsunami ir sako, ne, čia jis manęs nepalies, žinai. Tai kaip tau atrodo, iš verslų pusės, ką reikėtų padaryti, ne, kad pasiruošti tas burės, ne, tam vėjui, kuris jau ten pučia ir vis stiprėja? Ir nežinau, gal iš tos tokios asmeninės pusės irgi kažkokia pabaigai. Aš galvoju, kad turbūt dirbtinis intelektas eis per kaštų mažinimą smarkiai. Ir tie, kurie neįsidiegs, ne, turbūt, gali būti, kad jų mažos ir tada tie, kurie įsidiegs, kaip ir iš tų, kurie neįsidiegs požiūrį, galės, žinai, dempinguoti rinką. Gali būti reali defliacija dėl didžiulio produkto kūrimo, jeigu nespausdins ant tų pinigų tiek daug. Nes gausis, kad labai daug susikurs produktų per trumpą laiką. Buvo metas, ne, pas mus šiuo metu, kad produkto nebuvo, tiesiog bilė kiek davė pinigų, ne, ten COVID'as, ten išspausdė, ne. Aš esu infliacijos biznė, ne, man infliacija yra liuks, ne, šitągi, infliacija keliam kainas liuks, ne, ta prasme, aš džiaugiuosi, bet man defliacija neatrodo gerai, ne, aš turiu pasižiūrėti, kaip aš turiu adaptuoti savo, žinai, portfelį, kad man ir taip veiktų, ne? Nes NT vertė nekyla. NT vertė nekyla, tik pinigai krenta. Tavrasi, viskas, šitokia, aš kažkada tai skaičiavau, čia yra knyga, man atrodo, esu nebėgta, tokią nusipirkau, šiauriai gera. Šitokia, man sakė išparduota, jūs gaunate butą, ne? Ir čia buvo parašyta, ne, kiek kainavo butai tenais, kai statė tenais Šeškinės rajoną, Lazdynus ir panašiai, ne? Ir kai tu žiūri pagal vidutinį darbo užmokestį, ne, tai viskas žiauriai panašiai. Žiauriai panašiai. Dabar tai reiškia, kad būto kaina, vertė, nekinta, ne, per ten, čia 80 kažkelinti, ne, tai kiek metų, ne? 40 kažkiek metų, jeigu iškim infliaciją viską, tai dabar ką aš darysiu, žinai, tokiam versle, kur infliacijos bus gal mažiau. Ne? Ar čia gerai ar ne? Kaip aš paskirsiu savo portfelį? Vėl mes ateiname į tą, žinai, zoom-out. Į šitą. Va, tai čia turbūt esminė vieta čia, kad verslai, kurie to neįsidiegs, gali, nesuprast, kaip čia blemba kiti sugeba, va taip padaryti. Tai čia turbūt, žinai, esminė turbūt, žinai, vieta. Iš kitos pusės bus darbų, ne? Pavyzdžiui, mes ten turime, žinai, asmeninę asistentę, ne? Ir kažkada jos pas mane, žinai, keitėsi šitą ir aš tada nupirkau, žinai, tą robotą siurblį, kuris ten įpili vandenį, vienu žodžiu, ir išpili blogą, ne? Tai, ir viską padaro, ne? Tai aš matau, ne, kad čia kažkada buvau pasižiūrėjęs, kiek jis man išvalė, ne, va čia dabar šitągi atsidarysiu, ne, tai čia per kažkiek tai metą, ne, tai yra ten 13, aš pažiūrėsiu, kiek tų kvadratų, ne. Va. Tai yra išvalė 15 400 kvadratų, ne. Dirbo 294 valandas, ne. Nebeatsimenu, turbūt čia kokį 2 metai gal, ne? Va, tai tada pamatai, ne, kad tai kažkas tai būtų, anksčiau valydavo tą asistentį, ne? Tai po truputį tas, persieina, ne? Tai bus vieto, ne, kur tai nereiškia, kad asistentė, žinai, ta prasme, man vis tiek jos, žinai, reikia ten, yra dalykų, kurie negali, ta prasme, kur robotai nepadaro ir ilgai nepadarys, ne?
Bet atsiras vietų, kurios bus robotizuotos. Nu, kažkada, ta prasme, eidavo tenais į upę, skaldavo skalbinius, ne? Taip. Tai kažkaip nebedaro. Ir turbūt buvo skalbėjai, kurie prie upės, žinai, skalbė. Dabar ne. Žinai, blogiausia atveju nešeik, žinai, į savitarną ir kur skalbė, o šiaip turi namie, kur skalbė, džiovina ir lėlė. Ne? Ta prasme, į indaplovę, čia tas pats, čia tiesiog eina į priekį ir vėlgi žiūri globaliai, kur vėjas pučia. Tai verslam čia yra kaštų mažinimas. Iš tikrųjų. Kaštų mažinimas, aišku, kad mažint kaštus, taip globaliai. Vėl tu turi išlysti iš tos operatyvkės, nes kad tu, žinai kaip pasakyti, jeigu tu važiuoji su invalido vežimėliu, ne, tai tau nereikia geresnių lazdų pasistumimui, žinai, tau nereikia to, tau reikia, žinai, išlipti iš jo ir pakeisti iš esmės būdą. Ne? Nu, o čia svarbu, kad neoptimizuot tą šūdą, kurį darai, ne? Nu, pagerinta, ne? Bet, žinai, bet iš toliau pasižiūrėjus, žinai, nes visgi ten tas, žinai, kaip laiko planavimo dalykas yra, kad pats didžiausias šūdas yra, kad daug žmonių daro labai gerai ir smarkiai tai, ko daryti iš viso nereikia. Bet to galėjo nedaryti ir nebūtų nieko blogo atsitikę. Vietoj to reikėjo pasidaryti kažkokį. Tai va čia, žinai, esmė. Tai ir neusižais su smulkmenom, bet iš toliau, kuo verslė tu gali perėti iš vadovo, kuris ir vadovas, ir pavaldinys dar dažnai būna. Jis dirba ir pavaldinį, ir daro, ir vadovauja, ne? Ir verslininkas, ne? Nes verslininko dar kitas daro strategiją, tai toliau, ne? Ir investuotas. O tau reikia iš pavaldinio savo verslę perėti į vadovą savo verslę, iš vadovo į verslininką, žinai, iš verslininko į investuotą. Nu, prašom, žinai, tą laiptelį mąstymą. Ir didžiausias tas eiti į mąstymą rezultatas. Tai va. Aš manau, kad mes jau čia ilgai šiaurį šnekam, mums reikia... Paskutinę mintį iš savo pusės irgi gal atspindėsiu, kaip pasakėjau, kad jeigu ten verslas yra invalido vežimėlį, tai čia turbūt labai tokia gera analogija, kad būna kartais irgi pas mane ateina, sako žmonės, nori automatizuoti, sakau, ką automatizuojam? Viską. Sakau, kas tas viskas? Ir tada pradės gilintis ir tada aš suprantu, kad tas žmogus nežino, kaip ten ką automatizuoti. Ne? Tai tas turbūt pirmas žingsnis reikėtų suprasti, o tai ką mes norim automatizuoti ir pažinti savo vidinius procesus, nes buvo išleidę MIT irgi, ne, ten pasisušau tas technologijų universitetas statistika, tai 95% tų ten generative AI projektų tiesiog pinigai buvo išmesti į balą, nes kad automatizuosi chaosą, tai geriau nepasidarys. Ir labai visiškai sutinku ir pritariu tau, kad ko gero tie verslai, kas pasidarys, normaliai įsidiegs tą patį dirbtinį intelektą, automatizacijas ir panašiai, tai jie ir išliks ir turbūt nupirks tuos beskęstančius, kurie nespės su ta visa banga. Ir aš visada sakau, pirmas žingsnis turbūt, kad link to, kad norėtumėte įdarbinti dirbtinį intelektą, yra bent jau susipažinti, pradėti kažkiek jį naudoti toj savo kasdienybei, atsikartojančiam gal tam tikrom užduotim. Jo, ta prasme, man tai, aš asmeniškai naudoju jį itin, žinai, daug, bet jis man daugiausiai padeda galvoti. Šitą, va čia žinai, kartais, bet tas, aš aišku, žinai, gal esu toksai, aš daugiausiai naudoju ChatGPT, tarsi aš žinau, kad jų yra daug, bet aš galvoju, geriau aš gerai naudosiu vieną, negu visus, gal čia neteisinga strategija, žinai, bet, čia ne strategija, čia taktika, žinai. Bet tai va, bet turbūt, žinai, mums reikėtų pakalbėti apie, žinai, matavimus, ne? Ir galim pasidaryti, gal sakant apie matavimus, kur yra iš tikro šiauriai svarbu, nes kai tu, automatizuoti viską, žinai, įskaitant tavo nesąmonės ir nuotaiką,
kai tu vienas nuotaikas priimi vieną sprendimą, kitus nuotaikas kitą ir jokio standarto nėra. Tai čia yra sunku. Ir tada ateina viskas į veiklos taisyklės ir matavimą. Tai aš galvoju, kad gal šiandien tiek mes pasakysim ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir kurie išžiūrėjo tiek ilgai, gal ir per keletą kartų. Parašykite komentarus, ką pasiėmėte iš video. O čia yra svarbi vieta, nes tą, ką pasiėmė, tą, ką parašy, kad pasiėmė, daugiau šansų, kad tas išliks ilgai ir taps kūnu. Tai va. Tai ačiū visiems, ačiū Mažvydai tau. Ir tada iki kitų kartų. Ačiū, iki. Čia.